Mielos damos, merginos, moteris, sveiki. Šiandien pasižiūrėsime, kas laukia spalio mėnesį. Visose srityse, kas laukia asmeninėme gyvenime, kas laukia finansuose, darbuose, kame pasiseks, kur galimi iššūkiai. Taigi paruošiu kortas. Ir pradedame mėnesio dėlionę. Visada įdomu, smalsu sužinoti, ką gali atnešti mėnuo. Taigi, kokios bus pagrindinės tendencijos, energijos. Išdėlioju ir tada pakomentuosiu. Taip, susikoncentruokite kol kas, galvokite apie save arba nieko negalvokite, tiesiog tikiuosi, kad pasidarėt kavytės ir pasiruošusios gerai smagiai praleisti laiką su Mystic Mama, su mano kanalu. Primenu, kad tai yra bendroji dėlionė ir jeigu norite grinai savo asmeninį pasižiūrėti, kviečiu rašyti man, kontaktuoti tiesiogiai mane ir mes padarysime jums asmeninį, individualią tokią dėlionę. Dabar taip. Jeigu identifikaciją tokį greitą padaryti, tai matau jūsų kortą, iškrito kartu su, tai jūs žiūrite į laivo kortą, ir su jumis yra kryžius, galimai daugelis iš jūsų, arba šitą dėlionę ypatingai pasitvirtins toms, kurios kažkaip pasiruošusios keisti kažką tai gyvenime, stovi link tokių labai ypatingų, svarbių pokyčių gyvenime. Galbūt kažkam tai yra labai svarbi kelionė, kažkoks tai pokytis ir pasižiūrėsime. Taigi pagrindinės šio mėnesio, spalio mėnesio tendencijos gali būti ganėtinai aštrios, nes iškrito dalgio korta, ji kalba apie tai, kad galbūt teks pasižiūrėti kritiškai tam tikrą situaciją, į tam tikrus žodžius, reikės galbūt spręsti kažkaip ypatingai, ne taip kaip visada, atsargiai, dar prašau su visais aštriaisiais prietaisais, daiktais, tai kaip peilis, su instrumentais, venkite kažkokių tai aštrių situacijų, konfliktų. Taip pat kažkam šita korta gali pasireikšti, kaip, kaip atėjo laikas, ypatingai jeigu jūs jau kažkurį laiką dirbote ties kažkokį tai projektų, kažkas gal studijavo. Spalis atėjo laikas, kada jūs jau turėsite nurinkti tuos savo darbo vaisius, kada jau paaiškės, kągi jūs ten išmokote, kągi jūs ten išdirbote, kasgi iš viso to išėjo. Jeigu mes pasižiūrime į asmeninį gyvenimą, tai čia daugeliu gali pasireikšti taip, kad kamuoja tokios mintis, kad kažkas mane apgaudinėja. Tas kažkas be abejonės yra toks artimas žmogus, galbūt antroji pusė, galbūt tas žmogus, su kuriuo jūs susitikinėjote, ir tai neduoda jums ramybės. Jūs galite apie tai galvoti ir naktimis, tamsiuoju metų laiku, ir kažkaip vis dvejoti, ar tas žmogus yra nuoširdus. Ir kaip patarimo kortos čia kalba apie tai, kad taip reikia ieškoti tų sprendimų, ieškoti atsakymą ir pabandyti galbūt tiesiogiai pasikalbėti su juo ir užduoti tokius tiesioginius klausimus. Jeigu mes kalbam apie darbo reikalus, tai
Čia bus spalio mėnuo ganėtinai sėkmingas, gali pasisekti kažkam ir pasirašyti labai svarbią sutartį, galbūt su tiekėjais, galbūt su naujaisiais klientais kažkam pasiseks rasti darbą. Jeigu kas dabar darbo paieškose ir tai bus oficialus darbas, toks rimtas darbas, rimta sutartis. Kortos kalba kaip patarimą duoda tokį, viską patikrinkit, viską perskaitykit toje sutartyje, kurią darysite, būtinai paskaitykite viskas, kas yra smulkiom raidelėm parašyta, nes galimai, kažkokia tai dalis informacijos nebus jums iš karto aiški. Ir vėliau reikės dėl to kažkaip taip pergyventi ir nepatingėkite, tikrai paskaitykite ir atstovėkite savo tokią materialią tą pusę, kad tikrai nepamažinkite savo prašydami algos. Jeigu mes kalbam jau apie pačius finansus, čia kortos mums kalba apie tai, kad galimai tai bus tema, apie kurią jūs nenorėsite kalbėti, kur jūs nenorėsite viešai skelbti apie tai, kažkam tai bus toks laukimas, gauti tuos finansus iš institucijų, kažkam tai bus sodra, kažkam tai VMI kažkokios tai išmokos, kažkas lauks labai tos algos iš savo darbovietės. Galimai kažkam reikės susitvarkyti iš pradžių sąskaitas ar kažkokius tai popieriukus, dokumentus prieš gaunant tuos finansus, jeigu jūs kažkokią tai paraišką ketinate gauti, bet nedvejokite, galų gale viskas turėtų pasisekti. Čia vėlgi kaip patarimą kortos duoda, išryškinkite tas savo savybės, įgūdžius, nepagailėkite, save pozicionuoti kaip tikrą ekspertą, profesionalą, taip pat labai priklausys ir jūsų finansai, ir nuo jūsų išvaizdos, kaip mes atrodome, ar mes tvarkingai, ar manikiūrai sutvarkyti ir panašiai. Tai tokie patarimai, reiškia dokumentai, kad viskas būtų legalu, oficialu, tuomet ir su finansais turėtų būti viskas tvarkoje spalio mėnesį. Artima aplinka, vėlgi galite gauti iš artimųjų arba apie artimus žmonės tam tikrą žinutę ir tai galėtų būti visai, taip sakant, nereikės laukti jums mėnesio galo, visai savaičių bėgyje, dienų bėgyje, kažkokia tai žinutė, kuri galimai gali jūs nuliūdinti. Galbūt apie artimą žmogų ar giminaitį, galbūt kažkas susirgo ir tai toks liūdesiukas ateis, liūdna žinia apie artimą žmogų, bet vėlgi čia kortos kalba apie tai, tikėkite, viskas susitvarkys, viskas bus gerai, nes ir kortos iškrito tokios greitos, taip galimai liga kažkokia bus arba nemaloni žinutė, bet tai lengvai ir greitai praeinanti dalykas, apie kurį jau tikriausiai po kelių dienų ir pamiršti, nes viskas jau bus gerai. Kame jums gali pasisekti? Galite labai puikiai su kažkuo tai, susirašyti, susibendrauti, su nauja kažkokia tai bendruomenė, su nauja grupe, atsiras galbūt naujų pažįstamų, galbūt jūs tapsite kažkokį tai klubo nare ir ten labai šauniai bendrausite. Pavyzdžiui, veiklų, moterų klubas internete tai galėtų būti. Galbūt tai mamyčių klubas, kur jūs atrasite tikrai tuos bendraminčius. Tai tas komunikacija, ta bendrystė, nauji pažįstami ir nauji interesai, tai gali kaip sėkmė būti būtent spalio mėnesį. Kur gali nepasisekti,
gali įvykti tam tikras, žinot, arba ne tai, kad nepasisekti, bet kaip iššūkis, arba tai, kas privers jūsų, galvoti ilgai, visokias mintis, tai yra pokalbis, galbūt su drauge, galbūt su draugu, toks gilus pokalbis, ne šiaip savo paviršutiniškas apie kas ten vyksta, toks gilesnis, kur mes norime išsiaiškinti galbūt vieną kito poreikius, galbūt aptarti kažkokią tai situaciją. Ir va tas pokalbis, kur mes apie gilius dalykus kalbame, tai bus tas dalykas, kuris, privers jūs susimastyti apie savo draugystę, apie savo vertybės, ko aš noriu iš tikrųjų gyvenime, kokie žmonės turėtų supti mane. Jeigu pasižiūrėsime į eiliškumą, kas vyks, pirmoje spalio pirmomis savaitėmis, tai maždaug per pusę, jeigu mes padalintumėme mėnesį, tai spalio 1 ir spalio 2 savaitė. Vėlgi čia rodo galimi, žinot, ir tokie ir konfliktai, kažkokie tai išsiaiškinimai su moterimi. Moteris ta gali būti labai, čia įvairaus spektro, vėlgi primenu, kad tai yra bendroji dėlionė. Ir kažkams bus aktualu, kad tai yra mama, kad tai yra sesuo. Kažkas bandys aiškintis, galbūt su daktarais eis į polikliniką, kalbėsis, nes bus aktualus sveikatos, kažkokie tai klausimai. Kažkam tai bus, kaip prisimenat, pirmoje daly minėjau, kad kažkam tai bus aktualus varžovė, išsiaiškinti arba išaiškinsite, kad turite varžovę, tai ta moteris. Tai tie aiškinimai sieja būtent apie tai. Taip pat daliai iš jūsų bus aktualu pokyčio metas, kur, žinot, išgrininsite savo, pagaliau nuspręsite ir taip išvalysite mintis. Beje, tai yra ir valymo praktikas, kai mes, pavyzdžiui, laikomės ir nevalgom ten, dieną ar kelias dienas, arba tik tais geriame sultis. Nepamirškite, kad be abejonės tai yra šiaip labai sveikos praktikos, bet jas reikėtų atlikti būtent, paklausus gydytojo, ar jūs neturite jokių, sakykime, pašalinių kažkokių tų ligų, kur nepalanku tai daryti, bet tokios valymo praktikos tikrai kažkam bus labai labai aktualus spalio mėnesį, kažkas valys savo organizmą, savo virškinimo traktą, kažkas valys savo namus, ar su smilkalais, ar su žvakėmis savo energiją valys. Ir taip pat tai yra tie, kur, sakykime, žinot, kaip išvalė mintis, išsigryninę, ko aš noriu, kaip aš noriu atrodyti, pradeda pokyčius jau savo gyvenime, aš keičiuosi. Kažkas tai nuspręs, mesti rūkyti arba mesti kažkokias tai bloguosius įpročius. Tikrai tai gali būti toks, lemtingas, pirmosios 2 savaitės spalio kažkam tikrai bus lemtingos. Nesakau, kad bus lengvos, bet tokios svarbios. Ir antroji spalio, jau dalis, tai 3 ir 4 savaitė, jau tikrai bus daugelį iš jūsų labai labai darbinga. Ir darbų bus, ir daug darbų bus, ir pinigų bus, nes iškrito čia tokios 2 kortos, kurios rodo ir darbą, ir finansus. Tai tikrai sveikinu su tuom jūs ir linkiu visiems ir visoms ne tik pinigų, bet ir sveikatos ir viso ko geriausio. Pasimatysime su jumis jau visai netrukus kitose video. Ate.